Labadiena, Poryt LT. Šiandieną noriu pakalbėti apie kompaktinę kamerą, Sony kompaktinę kamerą DSC HX90. Jinai turi ultrazoomą, kalbant ne židinio nuotoliais, o kalbant kartais, tai 30 kartų artinanti kamera. Tai yra labai įdomus ir svarbus parametras, yra ultrazoomo kategorija, o čia yra kaip tik derinys. Ultrakompaktas, kitaip tariant, muilinė ir ultrazoomas viename. Plius, turint omeny visą eilę šito daikto savybių, laikyti jį muilinę yra švenčiausia nuodėmė, nes gaminys iš tikrųjų ypatingas pagal daugelį parametrų. Apie juos ir truputėlį pasakysiu. Vienas dalykas tai yra tai, kad yra tokia 3 colių atsiverčianti ekrano detalė, kuri atsiverčia taip tokiu būdu. Atvertus ją galima naudoti selfiams, bet iš tikrųjų labai dažnai tenka fotografuoti kamerą laikant ją žemiau akių lygio, tam, kad nereikėtų pritūpti, prisėsti, galima patogiai žiūrėti tokiu kampu į vaizdą. Šita kamera turi ypatingą savybę, tai yra ypatingai retas daiktas, nes šiaip, jeigu mes norime žiūrėti vaizdą ne tokiame ekranėlyje, o vaizdo ieškiklėje, tą vaizdo ieškiklį paprastai reikia pirkti. Tai čia pasielgta štai kokiu būdu, aš dabar atidarysiu iššokantį vaizdo ieškiklį ir matysite, kad kamera, nes paspaudus daugiau nieko, automatiškai išsijungs. Rodau. Iššoko, išsitraukė. Aš dar turiu ištraukti štai šitokį detalę. Čia yra, kadangi aš akinius nešioju, tai čia yra dar dioptrių derinimo rankinėlė tokia. Jie vieną kartą susiderini ir visą laiką turi patogų daiktą. Yra automatinis nustatymas, kai pridedi akį, persijungia vaizdas štai į šitą vaizdo ieškiklį ir ekranas išsijungia automatiškai. Tai be to šalia yra kaimynas iššokantis blikstė, kuri irgi yra ypatinga. Ypatinga yra tuo, kad fotografavimo metu aš ranka pirštu tiesiog galiu atlenkti ją šiek tiek į viršų, štai tokiu būdu. Ir tie, kas fotografuoja, žino, kad kai blikstė šviečia netiesiai į objektą, o kampu, tarkim per lubas, tai mes gauname netokį sugadintą vaizdą, nes šiaip blikstė labai gerai sutvarko white balansą, apšviečia objektą iš priekio ir tai yra fotopamokų metu, kalbant apie fotografavimo techniką, jeigu pavyzdžiui yra patalpoje fotografuojama ir šviesa krenta iš viršaus, tai labai didelis patarimas naudoti blikstę tam, kad sušviesti veidą iš priekio, nes esant apšvietimui iš viršaus užsišešėliuoja akidobės, tai visą tą išlyginimą galima padaryti su blikste. Rekomendacija yra šiek tiek mažinti jo intensyvumą. Pilnas intensyvumas reikalingas kitomis aplinkybėmis ir švietimas tiesiai, sykį užėjo apie tai kalba. Tai vasarinio fotografavimo metu, jeigu mes fotografuojame saulėtą dieną, labai saulėtą dieną, atkreipkite dėmesį, labai ryškus šešėliai. Veidai labai ryškiai šešėliuoti yra. Arba jeigu fotografuojamas objektas, žmogus užsidėjęs kažkokią kepurę, kurį šešėliuoja ant veido, arba fotografuojate ir saulė yra šiek tiek iš nugaros, norisi ištraukti tą veido faktūrą, šiek tiek švelninant šešėlius, tai blicas tiesioginio švietimo yra labai gerai. Mes turime labai įdomų ratuką, va štai šitą, kuris priklausomai nuo funkcinio klavišo padėties gali būti arba zoomas, šiaip tai zoomas yra valdomas su šito rankinėlė, bet jeigu kai kuriuose režimuose sukiosime štai šitą žieduką, galite pamatyti, atsiranda zoomo reikšmės ratukas, kuris reiškia, kokią padėtį mes atsukome. Čia yra skaitmeninis daiktas, jo nereikia grąžinti į pradinę padėtį, jisai užsinulina automatiškai. Meniu yra labai išvystytas, labai patogus, turi visą eilę automatinių režimų, be to turi scenų režimą. Tai yra, kamera turi pakankamai didelę diapazoną tiek automatinio, tiek rankinio valdymo. Ir iš tikrųjų, kaip tokia backupinė kamera tinka net profesionalams. Tai yra tikrai nedaug vietos užimantis daiktas, sveria
irgi nedaug ir telpa į kišenę. Tai mano patarimas žmonėms, kurie nori fotografuoti sudėtingiau negu telefonu, gauti geresnį rezultatą negu telefonu, nes matome, kad lęšis telefono ir fotokameros ir štai šito Zeico objektyvo pakankamai smarkiai skiriasi, 5 metų minimum investicija gera, turėti gerą fotoaparatą kelionėms, fotosesijoms, kurias jūs darote su savo šeima, arba pafotografuoti pabundančią gamtą pavasarį. Tai yra labai geras pasirinkimas štai šitas Sony fotoaparatas. Nepermokėsite, turėsite ypatingą savybę. Aš net mačiau vienoje apžvalgoje, kaip su šito objektyvu, su šito 30 kartų artinimu buvo pritrauktas mėnulio vaizdas ir krateriai matosi puikiai, kaip kokiam teleskope buitinėme. Linkiu jums gerų vasarinių fotografavimų, iki kitų pasimatymų po Ryt LT.